Magistrantūroje mūsų studentai dažnai renkasi savo tiriamuosiuose darbuose analizuoti judesį. O judesio analizai mes dažniausiai pasitelkiam naujausias technologijas, tai infraraudonųjų spindulių kameras, kurios yra stacionarios, šiai dienai pripažintos kaip toks pats tiksliausias judesio matavimo standartas. Tai kodėl pasirinkot būtent šias studijas? Mano atveju mane inžinerijos studijos domino apskritai inžinerija nuo vaikystės. Kokie yra studijų privalumai, o gal yra kažkokių trūkumų? Atsinaujinęs visas pastatų kompleksas ir dar daugiau erdvės ir dar daugiau galimybių išbandyti viską, ką norėtumėte išbandyti šitoje studijų programoje. Vienas didžiausių privalumų, kokį pastebėjau iki šiol, tai yra labai didelis kiekis mokslinės įrangos. Ji yra tikrai labai atnaujinta, labai iš tikrųjų daug galimybių suteikia, kai kalba eina apie kažkokius tiek tyrimus, tiek pavyzdžiui, kai kalba eina apie nukreipimą savo magistro darbo. Kaip vertinate universiteto bendruomenę? Labai šilta ir padėti linkusi bendruomenė. O kodėl mes, bakalauro studentas, turėtume tęsti studijas magistratūroje? Visų pirma, tai dėl žinių gilinimo ir dėl to, kad, kiekvieną dieną beveik yra kuriama kažkas naujo, tada labai svarbu neatsilikti nuo žinių. Taip pat yra labai patogus studijų grafikas, nes magistro studijos vyksta vakarais, todėl labai lengva susiderinti ar tai su darbu, ar tai su kažkokiam kitom veiklom. Šiuo atveju, jeigu mes turime SLA technologiją, kuris spausdina dervų dėka, tai mes galime spausdinti įvairius gaminius, yra nuo labai kietų ir galim baigti silikoniniais, tarkim, kaip šiuo atveju yra širdies pusė vaizdo spausdinta, kuris leidžia studentams suprasti tą patį kraujo tekėjimą, implantų įtaką žmogaus kaului, ar paprasčiausiai spausdinti kaulą, implantą, viską implantuoti ir pastebėti, kaip žmogus kaulas gali deformuotis dėl tam tikrų ar patologijų, ar netinkamai spausdinto to pačio 3D implanto.